Labadiena, LRT klasikos eterėje laida Be kaukių, prie mikrofono esu aš Donatas Šukelis. Šiandieną mūsų laidoje svečiuojasi menininkas, iliustruotojas, scenografas, auksinės scenos kryžiaus laureatas Antanas Dubra. Pasikalbėsim apie menus, kelią menuose ir įvairiausias Antano Dubros veiklas. Sveiki, Antanai. Labas vakaras. Turbūt vakaras, bet už lango šviesų, nuotaika vis gerėja. Ir Antanai, pirmiausia, pradėjome mūsų laidą nuo Veblays kūrinio Bloom. Kodėl laidos pradžiai būtent toks pasirinkimas? Tai čia gal mano paskutinė įsigyta plokštelė ir šiaip su draugė, kai keliavom, tai būtent šitos dainos buvo tokia pavasariška ir vasariška diena ir mes mingiai keliavom. Ir prisiminimai tokia mingės tie upeliai, karvės ir toks kažkoks atšilimas ir saulės šviesa kažkoks. O šiaip melomanas esate, dažnai skamba muzika, pavyzdžiui, kai kūrėte, dirbate? Gal melomano ne pavadinčiau, nes tikrai turiu draugų, kurie jau visiškai geekai yra tame. Tai aš gal toks, nežinau, wannabe melomanas, gal mums labiau patinka nusipirkti kažkokią plokštelę ir vieną plokštelę, klausyti ilgai ir nuobodžiai. Pavyzdžiui, turėjom kalėdinę vieną nusipirkę, čia neseniai baigėm jas klausyti, kai jau sniegas tirpa. Tai jo, mėgstam tokią progą kažkokią, nusipirktą plokštelę, tas daiktiškumas. Tikriausiai kitokia vertė to daikto, kai jis retai perkamas, ilgai naudojamas. Jo, tai ir save apsidovanoji, baigi ten kažkokį užsakymą ar dar kažką, ir apsidovanoji gerą muziką, gerą nuotaiką. Ir, stengiasi kaupti tą savo melomano rinkinį. Antanai, ir kaip tik šiuo metu Estijoje baigėsi jūsų paroda pavadinimu Vazektomija. Ką pristatėte šioje parodoje ir kodėl toks pavadinimas? Tai idėja buvo tokia, kad žodžiu, aš ten darysiu vazų parodą, nes nesu keramikas, bet esu mėgėjas keramikas ir mokausi pas Jonaitytę keramikę ir žodžiu, tai įsivaizdavau, kad padarysiu 20 vazų, mačiau jau, kad deadline'as artėja. Matau, kad ir šiek tiek atkėlė tą parodos pradžią ir matau, kad jau nespės ir kad reikia biškį dar daugiau pasitelkti kitų, tai vien tik keramiką neapsiribojau. Kodėl toks pavadinimas, tai tiesiog žodžių žaismas su vaza ir vazektomija, tai čia toks kvailas gal juokelis, bet tiesiog pritraukiantis, nežinau, akį šių dienų sklaidoj, nes yra labai daug visko ir tiesiog, kodėl ne toks juokelis. Tai buvo ten ir vazų, ir iliustracijų daug, buvo vienas trumpas filmas ir keletą kėdžių kostiumų. Kėdžių kostiumai. Ja. Tai iš scenografijos iš jūsų darbo teatre, ar tai yra kaip ir atskira jūsų kūrybos kryptis? Jo, tai yra iš nurašyto spektaklio, bet man pasiūlė teatras atiduoti tos kostiumus, man taip gaila juos išmesti, tai aš ieškau kiekvienos progos ar Halloweeno, ar kažko jais persirengti ir draugus aprengti, nes, tai yra fundamentaliai smagu apsirengti kėdę arba laikrodžiu, arba kažkokio kilimu. Tai jo, tik tai, kad jau dabar, kadangi persikaustėm į mažesnę studiją, tai dabar jau šiek tiek jau stygius vietos laikyti juos. Tai tenka atsirinkti kokio kostiumą. Taip, kažkokį perimti. Tai gal kėdės liks Estijoje, neaišku dar. Vazos, bet kiek mačiau iš parodos nuotraukų, vazos nestandartinės, tai yra ir šakočio formos, ir įspėjimojo gatvės kūgelio formos, ir laistytuvo. Kodėl būtent tokios nestandartinės formos ir ką jos jums reiškia? Čia gal man tiesiog keramika kaip forma duoda man žaisti, kadangi aš jau su piešimu, jau aš kaip čia ir mano profesija ir aš jau ten pakankamai gerai įgudęs ir panašiai. Keramika, aš dar toks pakankamai infantilus keramika ir man toks noras žaisti, kopijuoti kažkokius objektus, netikėtus ir panašiai. Ir kažkaip tos vazas patiko vazų ir gėlės santykis ir tiesiog, kad tai tiesiog kažkaip praturtina sintezę kažkokią. Tai tiek, bet apie tas
kodėl tokie objektai, nu tai todėl, kad nauja, gal pakankamai nauja man keramika ir tiesiog norisi žaisti, daryti. Matau, kad tai žmonėm rezonuoja, jiem kažkaip patinka, kai ką netikėtą pamato. Tai, nu jo, tiek. Bet turite daug veiklų ir, kaip ir minėjau, iliustratorius, scenografas, dailininkas. O kaip keramika atėjo? Kaip jūs atradote šią sritį? Turbūt viena draugė iliustratorė Akvilė pasikvietė į studiją, nes buvo nusipirkus neseniai keramikos pečių ir taip tiesiog prasidėjo. Bet kažkokie optiniai objektai, tai jau pas mane seniai buvo kažkokie apčiuopiami. Bet man viskas aš vadinu iliustracija, nes man viskas yra iliustracija, kažką iliustruoti, kažką pavaizduoti, tai ar tu vaizduoji tai piešinė su pieštuku, ar kažkokia digital erdvėj, ar spektaklėje gamindamas kostiumą, nu tu kažką iliustruoji, ar istoriją, ar tiesiog keramika duoda dar tokio labai malonaus daiktiškumo, kai viskas išdega, ta glazūra blizga. Ir panašiai tai toks atrodo, kad kopijuoji kažkokius, nežinau, senovinės vazas ir turi tokią, įdomi aikštelė dabar man žaidimui tiesiog. O jums svarbu atkurti, kad tai būtų tiksli vaza, na pavyzdžiui, ir iššakuoti, kad ji būtų tiksliai panaši, ar šiek tiek norisi ir žaismo nešti, kad jinai būtų taip panašiai iššakuoti, bet turėtų ir šiek tiek skirtumo? Labiau gal impresija kažkokia, panašiai iššakoti, ar panašiai kažkokias cigaretės, gal kažkokia užuomena yra, ar ten į tą patį ten, nežinau, kažkaip per daug realistiškai vaizduoti aš nepersistengiu, gal čia ne mano stiprioji pusė ir kartu mano turbūt unikalumas gaunas. O kuriate tik tai vazas, ar yra ir daugiau keramikos indų, daiktų, elementų? Tai kiek spėju, tai viską noriu kurti. Apsiribojau vazom, kad tiesiog būtų kažkokie rėmai. Bet šiaip darau ir ten kiaušinio laikiklius kaip teniso raketės. Ir dariau pypkę, AirPodo formos. Ausinės, belaidės. Jo. Bet tai tiesiog, kas tik šauna į galvą, bet tiesiog vazas buvo toks, kad jau nusprendėm daryti parodą, tai apsiribokim kažko, tai išsirinkau vazas, tai tiesiog buvo kažkokie rėmai, kur eiti. Bet man vis tiek labai įdomios tos idėjos, nes ne kiekvienas turbūt sugalvotų, kad galima kiaušinio laikiklį padaryti, sukurti tarsi stalo teniso raketę arba tarsi ausinę. Kaip tos idėjos patenka pas jūs? Ar tai yra iš kasdieninio gyvenimo daiktai, kurie yra naudojami pagal jų tiesioginę paskirtį ir pamatote, kad visai galima pritaikyti ir keramikoje kitai paskirčiai? Tai dažniausiai kažkas iš tų daiktų, kurie supa tave, bet kai galvoji, tai pakankamai struktūriškai galvoji, nes ten būna daug eskizų pripaišyti ir nebūna, kad ten šauna kažkas iš karto. Kartais būna, kad ir iš karto šauna, bet kartais, pavyzdžiui, nežinau, kažkada valgiau McDonald'e ir pagalvojau, kad bulvyčių free dėžutė būtų puikiai geltonų pieštukų pieštukinė. Ir tiesiog čia buvo tokia epifanija. Tiesiog valgant McDonald'e. O kitas idėjas, pavyzdžiui, būna išeskizuotas ir jos išgalvotas ir sunkiau ateina. O kartais ateina tiesiog. Tai nėra jokio stebuklo, bet kai jau išlavini tą pusę smegenų, kur tokios žaismės ir kažkur ieškai visą laiką užsikabint, koks objektas panašus į kokį. Nes scenografijoje, pavyzdžiui, tai irgi, kai reikia ką nors pagaminti, dažnai mes važiuojam į senukus ir žiūrim, iš ko galima padaryti. Tai, ta prasme, iš ten roboto rankas, iš kažkokio ventiliacijos vamzdžio ir panašiai. Nes kartais būna neriboti biudžetai, bet dažniausiai būna riboti. Ir tada tu tiesiog atsiremi į tokį, gerai, kaip čia dabar išsisukti ir panašiai. Tai tas mąstymas yra, manyje jau kiek metų, kiek darau scenografiją, kiek ką, tai jo. Tai scenografija vyksta ne teatre, ne teatro scenoje, o statybinių prekių parduotuvėje? Manau, kad dažnas scenografas
sutiks, kad jo, dažnai ten mes ir kokį Litagrą važiuojam, žiūrim ten traktoriaus, va šiandien buvau teatre kažką ir iš traktoriaus sprandžinų, spiruoklių darė ir panašiai, tai niekada nežinai, nėra vat, lėlių, kaip čia pasakyti, gamybos parduotuvės. Tai reikia važinėti po senukus, po Litagras ir visokias kitokias parduotuvės ir ieškoti iš ko ką pagaminti, nes tokia yra ta duona scenografijos. Ir jo, ir netgi ten holivudinėse filmuose ten būna ten kažkokius kosminius telefonus pasidaro iš skustuvų nupurkštų ten sidabrinė spalva ar panašiai. Tai čia tiesiog taip yra, kad bandom sukurti visą laiką kažkokį stebuklą ir su taip kuo minimalesniem gal, nežinau, pinigų išlaidom. Antanai, būtent už spektaklį Gaidelis pinigautojas esate pelnęs auksinį scenos kryžių. Kuo buvo ypatingas šios spektaklio kūrimas? Kuo ypatingas, kad buvo gal vos ne pirmasis, gal net pirmasis mūsų spektaklis, mano apskritai teatre, su Šarūnu Dateniu, ir mes ten naudojam grafo projektorių, kur jisai tiesiogiai su Loop Station, man atrodo, ten vadinasi, ir ukulėlę, kur kūrė muziką ir žodžius, ir aš tiesiogiai kūriau iliustracijas, paišydamas ant to grafo projektoriaus. Tai kai kurios iliustracijos buvo paruoštas, kai kurias paišydavom vietoj, su kažkokia žaisme, kad laike nepasimestum, kad vyktų tas tempas. Nu ir kažkaip, nežinau, su Šarūnu puikiai susigrojom ir, taip pat įvertinamus. Tai, palauk, koks klausimas buvo? Kuo ypatingas? Taip. Kuo ypatingas, tai turbūt to ir buvo, kad buvo gyvai kūriamas ir kažkokia, linksma ta sintezė pasidarė ir mes abudu tokie dar švieži. Paminėti, kad pirmas spektaklis ir iš karto įvertinimas auksinis scenos kryžiaus, ar neužkėlė kartelės labai aukštai kitiems jūsų darbams? Nežinau. Ne. Gal iš pradžių tai tiesiog yra toksai, kad visos ten močiutės ir tėvai skambina, nes įsivaizduoja, kad čia, ir čia yra ir didelis ir šaunus pasiekimas, bet iš tikrųjų, kai žinai kontekstą, kad, pavyzdžiui, ten duoda jauniesiam, ten kiek būna spektaklių apskritai tais metais padaryta, tai ta prasme, tai neišpūti tokio didelio burbulo iš to, nes, kartais pasiseka, kartais nepasiseka, tai ne, gal. Bet padeda, čia jūs įvardinot, ten į paraišką padeda parašyti ten auksinio scenos kryžiaus laureatas, ar ten daugiau ten mes su Chebryte esam laimėję ir tų apdovanojimų, ir Mama klipo apdovanojimą kadaise laimėjom, ir ten ir sidabrinę gervę už kolektyvinį darbą yra Ignas Meilūnas už animacinį filmą gavęs, kur mes visi dirbam prie jo. Tai yra tų apdovanojimų, bet jie kažkaip, tai va tie ir lieka tuose, nežinau, kai rašai tas paraiškas turbūt. O vaizdo klipo aš tikriausiai kalbate apie Žygimanto Kudirkos klipą Nelieskite mėlyno gaublio. Jo. Irgi buvo jokio biudžeto, ten visiškai, gal, nežinau, gal šiokį tokį biudžetą ir turėjom, bet ten viską darėm iš skrepo, iš visokio atliekų ir buvo smagu ir kažkaip mus ir pakvietė į Vokietijos kažkokį festivalį dabar, Oberhaus. Bijau suklysti dabar su tais pavadinimais. Tai važiavom ir Vokietijos festivalis su tuo ir jis turbūt gal papirko, kad matėsi, kad jis toks DIY padarytas klipas ir jos, smagus. Dabar jau gal kitaip darytumėm, bet tada gal ir buvo tos laisvės ir negalvoju apie kažkokią mega kokybę, tiesiog norisi padaryti tą klipą. O tikėjotės, kad jisai lauks tokios sėkmės tiek Lietuvoje, tiek užsienyje? Ne, nes tikėjom, tiesiog darėm. Tai jeigu būtumėm tikėjęsi, kad ten kažkas, paskui, aišku, ten Žygis ar kas, mes siuntinėjau tos festivalius,
aš nežinau, ar turėjom dar kažkokį ten ale producerį, bet man atrodo, pats Žygis ir siuntinėjo tos festivalius. Tai mes nesitikėjom darydami, bet, kai gaunam pakvietimą į festivalį, tai jo, fainai, nerealu. Antanai, žinau, kad esate baigęs grafiką, vėliau sekė gatvės menas. Grafika labai smulki ir kruopšti yra, gatvės menas gerokai didesnis, šiek tiek grubesnis. Kodėl iš grafikos pasukote į gatvės meną ir kodėl aplamai grafika? Tai man atrodo, nesukau aš niekur, nes man atrodo, gatvės menas prasidėjo pirmas, o ne grafika. Tai grafika visokia yra, tai man tas smulkioji grafika gal niekada nebuvo mano tokia stiprybė, bet piešimas apskritai tai yra mano tokia, nežinau, nepavadinsiu stiprybė, gal ir stiprybė, aistra. Ta prasme, ten mes buvo mūsų kursas labai neblogi piešėjai ir mes labai stengdavomės, ten patys samdydavom tos modelius ir jo, mėgavomės. Tai aš neskirčiau, kad gatvės menas yra viena, o grafika yra kita. Tai gali labai kruopštus gatvės menas būti, gali labai, nežinau, irgi. Bet vis tiek jau ta klasikinė grafika yra tokia jautri. Tai vat klasikinės gal aš tos ir nedarau. Tai aš gal darau tokią ekspresyvesnę, aš tų apskritai litografijų ar fortų tai darau tik tai mokslo metais. Norėčiau pabandyti, bet technologiškai tiesiog per daug reikalauja ten ir staklių ir viso kito. Tai aš dažnai užsikepu, kad sugalvoju idėją, noriu kuo greičiau ją įgyvendinti. Tai vat, net ir su keramika būna kirbų kartais dėl to, kad reikia iškepti, paskui dar nuglazuruoti, tai sunku išlaukti to. Tai esu toks nekantrus, spirgantis žmogus. O tas nekantrumas vėliau atsiliepia rezultatams, galbūt nepavyksta, ar keramikos gerai išdeginti per anksti, gal nepavyksta gerai glazuruoti, arba kažkoks kitoks rezultatas. Tikrai. Ar tai yra pliusas labiau ar minusas, tokia jūsų asmeninė savybė? Pliusas gal idėjų greičiu, kad galiu daug ir greitai ant tų idėjų sugalvoti. Minusas, kai jau reikia kažkur biškį kruopščiau padaryti ten kažką, tai čia tik tai minusas, bet būtent grafikoje aš to kruopštumo kažkiek išmokau, tai čia gal mano šiek tiek suvaldė tą mano tą tokį nežinau, vėjavaikišką greitį su tokiu kruopštumu, kad reikia kartais ir pasėdėti, kartais ir aš ir mėgaujasi kartais, nes jau kai jau darai tą keramiką po visų darbų, e-mailų ar digital kažkokių piešinių ir panašiai, tai jau malonu tiesiog būti rankom į molį ir ten kažką minki, tai tu atsijungi ir jau tada jau neskubi. Antanai, padarysime dar vieną trumpą pertrauką, dar vienas jūsų pasirinktas kūrinys L.L. Burns ir darbas RBG. Kodėl šitas darbas? Šitas darbas gal tokia liūdnesnė tema. Turėjom laidojau savo mamą šiais metais, tai jis irgi buvo keistas toks potyris, kai reikėjo padaryti playlistą kažkokį. Tai šita daina įėjo į tai. Ir toks keistas potyris, bet kartu ir geri prisiminimai. Šio kūrinio mes dabar ir pasiklausysim, po jo sugrįšim ir mūsų pokalbį pratęsim. Priminsiu, kad šiandieną laidos Be kaukių svečias yra menininkas, iliustruotojas, scenografas ir daugybė kitų veiklų turintis Antanas Dubra. Out in the farms, where nobody ever goes, down by the lake, under the stars. You know what you said, I wish I could let it go. You know what I heard. Never in all my life have I felt so torn. You were giving me head like nobody ever has. It couldn't repair the damage it did. Stuck in my head
LRT klasikos eteryje toliau tęsiasi laida Be kaukių. Priminsiu, kad šios dienos mūsų laidos svečias yra iliustruotojas, scenografas, menininkas Antanas Dubra. Antanai, o koks buvo pirma jūsų kelias į piešimą? Kodėl būtent piešimas? Tai jūs domino nuo pat vaikystės? Jo, gal buvau šiek tiek intravertiškesnis vaikas ir mano brolis lankė moksleivių rūmuose, mano vyresnis brolis, jam 3 metais vyresnis, lankė tokį būrelį, žodžiu, tapybos, piešimo tiesiog vaikų būrelį ir mama vis ateidavo su manim pasiimti jo. Ir tada mokytoja kažkas sako, nu tai palikti jį, tai galėsit, nors ten ne visai pagal amžių buvau. Ir, nu jo, tai kažkaip gal kaip tokiam intravertiškesniam vaikui buvo tokia gera komunikacija, žiūri, kad ten gaunasi. Ir taip ir paaišiau, tai tokia, jo, buvo komunikacijos forma, gal tokia, ar ten vat, su kažkokia, nu jo, kažkas tave pagiria, visą laiką konkursuose dalyvauja ir panašiai. O tos idėjos, ką piešti nuo vaikystės jau turėti, nes žinau žmonių, kurie sako, norėčiau piešti, kurie ir gali piešti, bet neturi idėjų žmonės. Ai, nu tai vaikystėje tai būdavo, kas gaunasi ten. Kažkada atsimenu, kažkokią gulbės snapą nupiešė, o gaunasi, tada gaidį nupiešė, o jau moku. Nu tai taip, tiesiog kas gaunasi, tą paišai, paskui jau kažkaip platėja tavo amplitudė, ką ten gali pavaizduoti, gal net kažkokį ir siužetą ar kažkam. O šiandien tie siužetai kaip ateina pas jūs iš stebėjimo, iš žmonių, iš gyvenimo, nes teko matyti jūsų darbus, labai daug yra ir tokios tarsi ironijos mūsų kasdienybei, mūsų socialiniam gyvenimui. Nu tai ironija daugiau gal tokia saviironija, nes nemėgstu tokio gal didaktiško kažkokio, kad ten kažkaip kitus mokyt. Daugiau ten būna toks, kaip čia, tonas toksai, kur pats iš savęs šaipaisi iš tos kasdienybės, kuri yra ir absurdiška, ir įdomi, ir mes čia gyvenam tokia turbulencijų pasaulyje, po COVID-o karas ir panašiai, toks, kaip tu viską čia gali žmogau suvirškinti. Tai ir gimsta iš tokios, ir iš frustracijos, ir iš noro kažką pasakyti, gal kažkaip psichologiškai pasakyti, kad va tau negerai, man negerai, aš turiu tokią įžvalgą, gal kitas irgi pamatys ir jį pradžiugins, nežinau. O reikėjo išmokti pasijuokti iš savęs, iš savo tam tikrų gyveniškų situacijų, įpročių, nes kiti žmonės yra, kurie bijo, nenori, vengia arba gėdijasi juoktis iš savęs? Nežinau, gal mano tokia draugų visa grupė šutė, tai visi yra ir režisierių, ir visokio plauko menininkų, ir ne tik menininkų, ir visi yra ir sarkastiški, ir jeigu tu ten per daug pradėsi pūstis, gali tave ir su juokeliu ir ant žemės nuleisti, tai visi yra tokiam ir juodo humoro daug ir panašiai, tai jo, gal tokia vis tiek įsivaizduoja, piešdamas dar įsivaizduoja, kad ir tavo draugai matys, tai ir galvos, sakys, ar gerą Antanas ten bairį parašė, nupaišė ar ne, tai ar ne per daug čyzi kažkokį, tai visą laik mes vienas kitą ir papušinam, bet ir pakritikuojam, jeigu matom, kad kažkokia labai jau lengva vaga eini, labai žemą obuolį skabai. Dar pastebėjau, kad prie jūsų darbų labai dažnai būna ir gana šmaikščios frazės, kažkokie tai žodžiai ar trumpas tekstas. Kas pirmiau gimsta? Ar idėja to teksto ir vėliau ieškote iliustracijos, ar pirmą iliustraciją nupaišote ir vėliau ieškote kokią tą juokingą, absurdišką frazę parašyti? Būna ir taip, bet kadangi turiu tokią lengvą gal disleksijos formą, tai man tie žodžiai kartais irgi būna pats žodis, skaitant keistas, kai kurių žodžių aš negaliu prisiminti rašybos, man jie kartais skaitydamas
knygą aš pradedu galvoti apie tą žodį, tada kaip jisai atrodo, tada kokios jisai spalvos yra, tada galiausiai negaliu pastraipas perskaityti, reikia per kelis kartus skaityti, bet tai vat, čia minusas, kad taip sunku susikaupti skaitant, bet pliusas gal tas, kad tau tie žodžiai tada irgi atrodo kaip kratiniai kažkokie ir tu tada gali tą žodį iš skirtingų perspektyvų, kažkokią žaismę išvelgti jame ir panašiai ir kažkaip ten susilipdo tada tas toks bajeriukas kažkoks. O kaip tenka ieškoti, pamačius kažkokią tai gyvenimišką situaciją, koks tas turėtų būti iliustruotas vaizdas? Kaip pritaikyti prie gyvenimiškos absurdiškos situacijos, ką žmonės kartais galbūt negalvodami daro ir kaip tai pavaizduoti piešinyje? Nelabai supratau klausimą. Na, ar būna kartais žmonių absurdiškos kažkokios tai gyvenimiškos situacijos, kurias jūs matote gyvenime ir ar visada nupiešite taip, kaip jas matote, ar ieškote to tinkamesnio vaizdo, kuris tiktų iliustracijai? Ne, visą laiką ieškau kažkokio, nes kartais tu kažką perteikti turi kažkokią realistinę iliustraciją, stilistiką, o kartais, dažnu atveju, ta primityvistinė, kažkokia paprastesnė, jinai daug lengviau žmogui sueina ir daug jinai mielesnė ir daug greičiau persiskaito, bet jo, depends, priklauso nuo pačio juokelio, kaip jį pateikti, tai kaip ten komikai turbūt irgi galvoja ten tos juokelius, tai vienas juokelis gal aukštų balsų surėkti, o kitą gal ramių balsų pasakyti ir tas timingas labai svarbus. Tai iliustracijai bet yra ta stilistika, kiek tu ten koks bus teksto ir iliustracijos santykis, ar tai bus visiškai doodle iliustracija ant kažkokio geltono lapelio, žinai, užrašų, ar tai bus jau kažkoks išdirbtesnis kūrinys, su daug ten kažkokių kvautų, kažkokių bajerių ir ten kažkokia jau tokia viena išgalvota kažkokia, nežinau, iliustracija. O viso to galima išmokti, ar tai yra paties menininko kūrėjo pajautimo reikalas? Aš manau, kad gal kažkiek procentų tai tikrai galima išmokti ir tiesiog išsilavinti ir domėtis kitais autoriais, žiūrėti, kaip jie dirba, analizuoti, kaip jie iki to sprendimo prieina. Ir jo, tai tikrai manau, kad didžiąją dalim tai tikrai galima išmokti, tik tai kiek tu būsi užsispyręs ir nesveikas tam tiek daug laiko skirti. Antanai, mes jau šiek tiek pirmoje laidos dalyje pakalbėjome apie scenografijas, jūsų darbo teatre, o koks buvo jūsų kelias į teatro sceną, į scenografijų kūrimą ir ar tai buvo visiškai naujas, kitoks laukas, pereiti į didesnę erdvę, kurti visai kitokius vaizdus negu popieriaus lape? Buvo taip, pirmas spektaklis, kaip minėjom, su Šarūnu Dateniu buvo, o paskui buvo jau tokia, kur daug kostiumų buvo ir man tiesiog tada buvo tiesiog džiaugsmas, nes labai puikus yra lėlių teatro cechai ir iki šiol jie, kai kurie žmonės nėra pakitę. Ir tu paišai eskizus ir tau daro tavo iliustraciją, tiesiog įgalina, padaro ją 3D ir dar užmauna ant aktorio, kur aktorius dar juokingai ar nejuokingai ten suvaidina. Tai man tai buvo tiesiog dar, kad dar ir taip galima tą iliustraciją, žinai, tavęsme taip pagyvinti. Tai man buvo tiesiog stebuklas toksai. Žinau, kad visai netrukus jūsų laukia ir jau turbūt jau prasidėjo nauji pokyčiai, tai yra darbas teatre ir dėstymas Vilniaus dailės akademijoje. Ką įnešė šie pokyčiai jūsų gyvenimą? Tai vat aš nežinau, ką įneš. Tai vat pradėjau dėstyti, jau mėnesį dėstau antrakursiam šį pavasario semestrą. O ką dėstote? Iliustracija. Tai studentai labai šaunus, labai faini. Faina, kad nereikia įkalbinėti daryti, nes matosi.
kai kuriuos gal reikia, bet matosi, kad žmonės nori daryti, tai ne kažkokie prašalaičiai, jie jau susirinko į ten piešti, daryti iliustracijas, tai žiauriai įdomus potyris, aišku, baisus labai, dėl to, kad galvoju, čia tu gerai, blogai, ar tu čia kaip jie per tarpines pasirodys, ar tu čia viršį, ar čia pateisini jų lūkesčius, ką išmok, dar paskui prisimeni, koks pats buvai studentas, kad irgi tingėdavai ir ne visai tą darydavai, ką reikia, tai kažkaip galvoju, tipo, iš tokios sveikos savikritikos, tai galvoju, jo, aš irgi ne viską darydavau, kartais paskutinę naktį, tai dabar žiūrim, daug kas sprendžiasi, bet yra malonu su jais pliurpti, jo, kažkaip, labai guvus, protingi. O tos idėjos, kurios atsispindės jūsų studentų piešiniuose, jie kalba kita kalba, jiems kiti dalykai rūpi iliustruoti, nupiešti, negu, pavyzdžiui, rūpėdavo jums ar jūsų kolegoms? Aš bandau, tai dabar, nesakysiu kokią suformulavęs užduotį, bet bandau, kad jam tai būtų aktualu, stengiuosi. Dėl to, kad aš žinau savo prizmę, kad man, kai aš paišau, man tai turi būti aktualu ir tada aš noriu tai vystyti, tada galiu įdomių kampų ir jeigu matau, kad jau studentas biški jau grybauja kažkur, kur ten jau ten kažką lyg ir biški kopijuoja, bet jau matai, kad biški nesigauna, tada biški bandom grįžti ir suprasti, kas jam iš tikrųjų patinka, pakamantinėti, tipo, kokios jo ten aistros, viena, pavyzdžiui, studentė ten kolekcionuoja kaulus ir kodėlgi ne, tipo, galim daryti kaulų iliustracijas ir jinai daug įdomiau tada pradėjo žiūrėti į tą užduotį, nes čia jos yra, kaip arkliukas kažkoks, tai visi skirtingi kažkokie ir tie prieimai, tai man svarbiausia, bet kad labai keičiasi nuo, tipo, tai, ką mes vaizdavom, tai net nežinau, vis tiek mes irgi buvom ten, čia ne paaugliai, čia tokie, nežinau, ar galima vadinti paauglius, antrakursius, turbūt ne. Turbūt jau ne. Jau jaunuoliai, bet vis tiek ten verda kraujas, tai panašiai iš tikrųjų būdavo ir mum, tipo, ten mes tie dėstai netiek biškai norėdavus paprotestuoti pas juos, nelabai įdomu, tipo, turi kažkokią įdomiau konkuruoti tarp vienas kito ir bet šiaip, sakau, studentam jokių priekaištų, nebent jie turi kažkokių man. Dar vienas kūrinys, Supreme NTM, ir kodėl šitas darbas? Tai šitas darbas iš tikrųjų mūsų praeito interviu buvo, kadangi kalbėjom apie rajoną ir kalbėjau, kad vienas iš kūrinių filmas Leina buvo ir čia yra vienas iš to prancūziško filmo, kuris mane inspiravo, kažkada pamačiau per LRT, kai man buvo 10 metų ir jisai inspiravo mane paišyti grafiti. Tai čia tiesiog toks irgi tribute. Seniems laikams, jo. Tai šis kūrinys dabar pradeda skambėti eteryje, po jo sugrįšim ir pratęsim. Antanas Zubra šiandien yra laidos Be kaukių svečias. Pour celui qui traîne comme pour celui qui file tout droit. De toute façon y a plus de boulot. La boucle est bouclée, le système à la tête sous l'eau. Et les jeunes sont saoulés, salis sous le silence. Seule issue la rue, même quand elle est en sang, c'est pas un souci. Pour ceux qui s'y sont préparés, si ça se peut, certains d'entre eux même s'en sortiront mieux. Mais pour les autres, c'est clair, ce sera pas facile. Faut pas se voiler la facile, il suffit pas de vendre des kills. Faut tenir le terrain pour le lendemain, s'assurer que les siens aillent bien. Éviter les coups de surin afin de garder son puits intact, son équipe compacte, soudée. Écoute de scanner pour garder le contact, ou des idées de bouger, éviter les zones rouges. Surtout jamais prendre de congé. C'est ça que tu veux pour ton fils, c'est comme ça que tu veux qu'il grandisse. J'ai pas de conseils à donner, mais si tu veux pas qu'il glisse, regarde-le. Quand il te parle, écoute-le. Ne laisse pas chercher ailleurs l'amour qu'il devrait y avoir dans tes yeux. Laisse pas traîner ton fils, laisse pas traîner ton fils. Si tu veux pas qu'il glisse, traîner ton fils, laisse pas traîner ton fils.
jamais demandé à t'avoir. C'est avec ces formules trop saoulées, enfin faut croire que mon père a contribué à me lier avec la rue. J'ai eu l'illusion de trouver mieux, j'y ai vu. C'est qu'un gamin de 14 ans avec le décalage de l'âge peut entrevoir. C'était comme un mirage, plus d'interdit, juste avoir les dents assez longues pour croquer la vie, profiter de tout ce qui tombe. La rue a su me prendre car elle me faisait confiance. Jusqu'ici avec mon père était comme de la nuisance. Aucun d'entre nous n'a voulu recoller les morceaux. Toute tentative nous montrait qu'on avait vraiment trop d'ego. Mon père n'était pas chanteur, il aimait les sales rengaines, surtout celles qui vous tapent comme un grand coup de surin en pleine poitrine. Croyant la jouer fine, il ne voulait pas, ne cherchait même pas à ranger ce putain d'orgueil qui tranche à les liens familiaux. Chaque jour un peu plus, j'avais pas l'impression d'être plus côté qu'une caisse à larguer. Donc j'ai dû renoncer, trouver mes propres complices, mes partenaires d'église. Désolé si je m'émisse, mais laisse pas traîner ton fils. Traîner ton fils. On veut pas qu'il glisse. Traîner ton fils, laisse pas traîner ton fils. On veut pas qu'il glisse. Que voulais-tu que ton fils apprenne dans la rue? Quelle vertu croyais-tu qu'on y enseigne? T'as pas vraiment, ça pue dehors, mais comment ça sent la mort? Quand tu respires, ça mec t'es comme mort-né. Tu finis borné à force de tourner en rond. Ton cerveau te fait des faux, te fait des bons. Et c'est vraiment pas bon quand t'en perds le contrôle. Quand pour les yeux des autres tu joues de mieux en mieux ton rôle de Kaira. Juste pour le pas, quand te disent voilà tu fais plus partie de la MIFA d'en bas. C'est dingue mais c'est comme ça. Sache qu'ici va plus qu'ailleurs, la survie est un combat. Base de combat, de coups, de combat, d'esquive, de putain de stromba. Laisse pas traîner ton fils si tu veux pas qu'il glisse, qu'il te ramène du vice. Non, laisse pas traîner ton fils, laisse pas traîner ton fils, laisse pas traîner ton fils. Tu veux pas qu'il glisse, ramène du vice. Laisse pas traîner ton fils, laisse pas traîner ton fils. Tu veux pas qu'il glisse. Laisse pas traîner ton fils, laisse pas traîner ton fils. LRT klasikos eteryje toliau tęsiasi laida be kaukių. Priminsiu, kad šios dienos mūsų laidos svečias yra menininkas, iliustruotojas, scenografas, Auksinio scenos kryžiaus laureatas Antanas Dubra. Antanai, kad tai pasiklausim jūsų pasirinkto kūrinio ir vis tiek buvote gatvės menų atstovas ir vis tiek gatvės menai susiję su muzika. Ir viename interviu skaičiau, kad sakėte, kad anksčiau paišydavote kaukolės, bet vėliau nusprendėte jų nepiešti ir pradėjote piešti gatvės gyvūnus. Manau, daugelis Vilniaus miesto gyventojų ir svečių yra matę šios gyvūnus nupieštus įvairiose vietose. Kodėl būtent gyvūnai? Jų buvo įvairiausių ir šuo linksmas tokiais iškištais dantimis, ir delfinas, ir katinas, ir gerokai daugiau. Tai gal paišydavau kaukolės, tokias, nežinau, iš tokio, jaunatviško, paauglistiško protesto. Ir paskui kažkaip pradėjau tuos gyvūnus paišyti, kažkaip intuityviai, gal pradžiai delfinai atsirado ir supratau, kad daug labiau žmonėm patinka, daug daugiau feedbacko gauni iš nupiešto gyvūno, o ne iš nupieštos kaukolės. O kodėl delfinai, ar tai yra susijęs su kažkuo? Turbūt nesusijęs su miestu. Daugiau kontrastas buvo, tiesiog mieste delfiną pamatyti yra juokinga. Tai ten būdavo iki tokių, kur ten būna katiną kokį nupiešė mieste ir ten draugas sako, mama atėjo, nufotkė, nusiurodo, pažiūrėk kokį katiną, kur jau žmonės visai ne meno ar grafiti pasaulio, jie atkreipdavo dėmesį ir, toksai buvo lengvesnė ir tokia mažiau negatyvi gal komunikacija su tais piešiniais ir outsideriais žmonėm, tie, kurie nedalyvauja tame. Tai toks buvo visai nustebinę, kad tokio didelio feedbacko susilaukia visai. O jūsų nuomonė, gatvės menas puošia miestą ar jį dergia? Opus klausimus. Ir įvairiausių nuomonių turintis, kaip jūs manote? Tai aš turbūt, kaip, nežinau,
kaip būna politikai, kurie atstovauja tam tikrą, nežinau, tam tikrą politiką, tai aš esu kaip už grafitį, už gatvės meną, man tai yra puošnu, tai yra miesto identitetas. Suprantu, kad visko būna, bet tai yra daug individų ir daug skirtingų tų piešinių. Ne visi gal jie yra ten skoningi ar vietoje, bet jo, tai aš visom 4 esu už grafitį ir gatvės meną. O eidamas gatvę vertinat, žiūrit tuos piešinius? O jo, visą laiką. Kaip profesinė liga. Taip, tai čia įsivaizduokite, jeigu jūs mokėtumėt, tarkim, kažkokią kinų kalbą ir pilną kiniškų užrašų, tai tu ten gali nuskaityti. Ai, nu čia vat, tiek spalvos turėjo ir pasibaigė, ar ten, žinai, čia turbūt čia užtagavo, nes va ten už kampo pilną piešinį nupiešė su ta pačia spalva. Tai tu toks gali kaip pėdsekys gal visai nuskaityti ir visai tai yra įdomu. Antanai, kaip ir minėjau, daug įvairiausių veiklų ir keramiką, sakėte, kuriate ir iliustruojate, ir scenografijas kuriate, ir daugybę kitų veiklų. Kaip paskirstote laiką visoms šioms veikloms? Kaip pasirenkate, kad dabar lipdysiu, iliustruosiu, piešiu, kursiu scenografiją? Tai jau nebepasirinku. Tai veiklos renkasi jūs? Dažniausiai veiklos renkasi mane. Tai tarkim, kad jau aš taip laukiu, kaip net nelaukiu projekto, ateina projektas ar ten kažkoks pasiūlymas ir tu taip jau driftinė ten tuo, tai vieni projektai ilgiau užtrunka, kiti trumpiau užtrunka, bet tu toks jau, nežinau, ant laisvo važiuoji ir tada žiūri jau, kaip čia konstruotis ir kur tu dar nori patobulėti, kur tau reikia sustoti, nueiti, čia biškai primiršau piešimą, noriu grįžti ten, noriu ten. Bet ar visada yra laiko grįžti ten, kur jūs norite ir veikti tai, ką jūs norite? Reikia rasti, tai tikrai ne visą laiką būna laiko, bet tai metų, jeigu tai tu surandi, tai ta prasme, tai. Bet jos, sutinku, kad su amžium vis daugiau čia veiklų, vis daugiau ten kažkokių užsiėmimų ir ten namų ruošos ar ten gyvūnai ir panašiai, daug laiko užima, bet kažkaip vis tiek ta aistra kurti, aistra piešti, aistra sugalvoti gerą punchline'ą, kažkokią ten iliustraciją ar įgyvendinti kažką gatvėje. Malonu. Kažkaip ir tu negali sustoti. Kažkaip randi to laiko. Taip pat kaip su draugais randi laiko ir turi rasti laiko, taip ir su kūryba randi laiko. Tai. Ir mūsų laidos laikas jau sparčiai senka ir pabaigai pasiklausysim Wu-Tang Clan ir darbo Cream. Žinau, kad su šią dainą yra susijusi istorija, kodėl pasiklausysim būtent Wu-Tangų. Tai taip, nes mes su kolegom vaikystės Wu-Tangų gerbėjais išvažiuojam į Lodzę į Wu-Tangų koncertą. Tai čia mums jau tokia šventė, susirenka ten didžioji dalis Wu-Tangų, kurie yra gyvi. Ir tai bus jau rytoj? Kelionė jau rytoj, jo. Ten pats koncertas gal už poros dienų Lodzėje. Tai negalėjau, kai pasakėt, kad reikia atsirinkti 4 dienas, tai negalėjau Wu-Tangų praleisti, nes jie dabar čia tokie, čia ir linkėjimai mano bendrakeleiviam. Ar jūs pamatyti, tai buvo jūsų sena svajonė, čia svajonės išsipildymas? Svajonės išsipildymas gal per stipriai, gal būtų svajonės išsipildymas, kai man buvo ten 17 ar 18 pamatyti tą grupę, bet jo, sentimentai, kodėl ne? Labai, labai fainai, gyvai pamatyti. Neseniai buvau ir čia Kendrick Lamaro koncertą, irgi įspūdinga pamatyti to didelio mastelio tavo kažkokių paauglystės herojų koncertą. Tai. O jie dar taip pat atrodo, taip pat herojiškai, taip pat patraukliai ir įdomi, kaip tada atrodydavo?
Nu, ir šiek tiek gal nepriimi tų tekstų jau taip jau už gryną pinigą, bet melodijas, viską, ką tu tada jau jautėjai ir ten netgi kiek eskizų yra nupaišytas Wu-Tangų tematika, tai jo, tas išliko nostalgija ir jie irgi auga, kai kurie vaidina, kai kurie filmus kuria, tai jo. Ačiū Jums labai, Antanai, kad atvykote šiandieną į laidą Be kaukių, sutikote papasakoti apie save, apie savo įvairias veiklas ir linkiu, kad rastumėte vis daugiau laiko savo kūrybai, tai, kuriai norite skirti dėmesio, laiko, savo jėgų ir kad dar tų naujų projektų ir idėjų, kas Jums įdomu išbandyti, vis ateitų Jūsų kūrybos lauką. Tai ačiū Jums labai už pokalbį. Ačiū labai. Priminsiu, kad šiandieną laidoje Be kaukių svečiavosi menininkas, iliustruotojas, scenografas, Auksinio scenos kryžiaus laureatas Antanas Dubra. Viskas, laida Be kaukių šiandieną jau baigėsi. Ačiū Jums, kad buvote kartu. Laidą vedžiau aš, Donatas Šukelis. Visai netrukus šios laidos įrašą galėsite rasti LRT radiotekoje. Gero vakaro, likite ir toliau kartu su LRT Klasika. Iki.